kad praeitą sekmadienį aš kalbėjau apie girdėjimą Dievo balso. Tai tie, kas praleido praeitą sekmadienį, labai greitas priminimas. And those things where that people hear new things from God when they're obedient with the things that they've already Trumpas heard, right? So apie if God is praeitą speaking to you pamokslą something, apibendrinimas, you kad obey him in those things žmonės and be girdi faithful iš Dievo in the naujus little dalykus, things. kai And jie then as you paklusnus are, dalykuose, kuriuos and jau you're ready to girdėjo iš jo. receive new stuff, so are you humble, are you listening, are you Ar tu obeying? esi nuolankus, ar tu And the second klausaisi. thing was that Kitas people hear dalykas from buvo, God jog when they take the žmonės time girdi to iš Dievo, listen. kai jie And we skiria talked laiko about the value klausyti. of journaling Ir mes kalbėjom and apie also fasting. pasninkavimo And the ir third thing was užsirašymo that we dalykų hear from God vertę. when we Taip pat mes when we girdime iš get to know Dievo, kai him mes and what pažįstam he jį sounds like. ir kai žinom, Those of you who were here, koks jo I balsas. shared this passage from Acts 9 where Ir aš Paul was pasidalinau iš converted, right? So he was apaštalų on the darbų down road skyriumi, to jog Damascus. kai Paulius vyko So he was į blinded Damaską, and all jisai that. buvo And then he apakintas asked two questions. And he ir tuomet says, jam uždavė du Lord, who klausimus. are you? Ir And the jisai second jisai question paklausė was, Dievą, kas what tu do you esi want me to do, God? ir ką tu nori, kad And aš so padaryčiau, Dieve. before we ask God, what do you want me Tad to prieš do tai, with kai my mes life and so on? klausėm Dievą, ką tu First nori, thing kad aš we need daryčiau to ask gyvenime, is, iš pradžių mums reikia God, who are paklausti you? Dievą, kas tu We esi. need to get to know him. Mes turime jį To get to pažinti, know his voice. turim pažinti jo The balsą. fourth thing was that Ketvirtas dalykas buvo, jog people hear from God when they žmonės trust girdi iš that Dievo, God kai is jie committed to pasitikė, speak to them. kad Dievas And iš so it's tiesų not jiems about kalba. our ability to follow, but about Ir jis nori God's tą daryti. Ir ability tai ne to tik speak, apie mūsų his commitment to ypatingas speak galimybės to sekti us. juo, bet apie tai, kad So jis we can geba mus rest, we vesti don't have ir to be anxious, we don't have to mes stress galim over this. ilsėtis ir You know, neturim dėl to am I pergyventi ar really a good stresuoti. follower? Ar aš It's tikrai gonna work out. nuostabus What if I stumble? sekėjas, You know, it's ar not aš about that. It's about o jei aš Jesus suklupsiu. being Ir tai yra faithful ne apie tai, and tai that apie tai, he's jog committed to Jėzus yra guiding us and ištikimas leading us. He's the ir jis good shepherd. ištikimas, kad jisai mus And ves then the ir fifth thing nukreips. last Ir week penktas was that dalykas just because yra, we jeigu mes encounter susiduriam su hardship, sunkumais, tai nereiškia, failure, kad mes it doesn't mean negirdėjom that we iš Dievo. did not hear from God. Okay? So sometimes it's tough. Kartais būna sunku. Tu manai, kad tu girdėjai iš Dievo kažką ir tu eini ir darai ir tu susidūrei su sunkumais. Ir tuomet pradedi klausti, Dieve, ar tikrai girdėjau tavo balsą? Gal aš suklydau? Bet jeigu pamenat, aš dalinausi tą frazę, nebijok tamsoj, tuo, ką tu girdėjai Dievo kalbant šviesoj. Tad kai tu esi Dievo buvime ir girdi, kad jisai tau kalba, nebijok laikuose, kai būna sunku ar tamsu. Tad jeigu praleidai praeito sekmadienio susirinkimą, tikrai kviečiu susirasti Facebook'o ar YouTube'o video ir tiesiog praleisti kurį laiką pasiklausyti to, apie ką kalbėjom. Ir šiandien bus tęsinys to pamokslo, kad tai yra Dievo širdies šaukimas, kad mes girdėtumėm jo balsą ir klausytume jo. Ir iš everywhere around the world for thousands of years now, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ir Biblijoje which means skaitome, kaip žydai žydų kartos tiesiog šaukė Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ir tai yra Dievo šauksmas, kad mes išgirstumėm, kad viešpats yra mūsų Dievas ir jisai yra vienas. Ir gali tiesiog pajausti Dievo širdies tą tokį kaip ir sudužimą. Psalmų knygo 81 skyriuje. Israel would not submit to me. So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own devices. If my people would but listen to me, if Israel would follow my ways, how quickly I would subdue their enemies and turn my hand against their foes. This whole thing of hearing God's Bet voice mano is tauta so neklausė mano balso, Izraelis man nepaklusti, dėl atidavė jos širdžių geismam, jie vaikščio pagal savo sumanymus, o kad mano tauta klausytų manęs, kad Izraelis eitų mano keliais.
Ir ar žinai, kas skiria išgelbėtą žmogų nuo neišgelbėto, ir tie, kas eis į dangų ir į pragarą, viskas priklauso nuo to, ar tu girdi Dievo balsą. Ir Jono 8 skyriuje Jėzus konfrontuoja fariziejus ir jis jiems sakė, jeigu Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėt mane, nes aš atėjau iš Dievo ir dabar aš čia. Aš neatėjau pats iš savęs, bet jisai mane pasiuntė. Ir kodėl mano žodžiai nėra jums aiškus, nes jūs nesugebate girdėti, ką aš kalbu. Jūs priklausote savo tėvui velniui ir norite sekti jo geismais. Ir po to jisai sako, jog tas, kuris priklauso Dievui, girdi, ką Dievas sako. Ir priežastis, kodėl negirdite, ką sako Dievas, yra, jog jūs nepriklausote Dievui. Ir tai yra skiriamoji linija, kad tavo išgelbėjimas priklauso nuo gebėjimo girdėti Dievo balsą. Ir mes galim sakyti, tai tik viena eilutė. Pažiūrėkime, ar yra dar daugiau eilučių, kurios kalba apie tai. Bet girdėti Dievo balsą yra pririšta prie išgelbėjimo. Tad Jono 10 skyriuje, 27 eilutėje sakoma, manosios avys klauso mano balsą, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš jums duodu amžiną gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tad girdėti Dievo balsą ir amžinasis gyvenimas yra susiję. Ir tai yra vienas iš Jėzaus avių ženklas. Jeigu tu esi Kristaus sekėjas, tu girdi jo balsą. Tai yra tas toks skiriamasis ženklas, kad tu gebi girdėti jo balsą. Ir tai yra tai, kas skiria nuo visų kitų, kurie neseka Jėzumi. Tad jeigu viskas priklauso nuo to, tuomet teisingas klausimas būtų, kaip mums girdėti Dievo balsą. Ir mes apie tai kalbėjom praeitą sekmadienį ir noriu tęsti šiandien. Ir noriu šiandien pasakyti 3 būdus, kaip mes galime girdėti Dievo balsą. Tai nėra pilnas sąrašas, yra daugiau, bet tai yra dalykai, kuriuos noriu pabrėžti šiandien. Ir pirmas dalykas yra, kad mes girdime Dievo balsą per Dievo rašytinį žodį, per Bibliją. Kaip bažnyčia, kaip asmenys, mes norime būti knygos žmonės. Mes norime būti apibūdinami rašto. Mes norime klausyti Dievo per Bibliją. Ir mes vertiname pažinimo žodį ir pranašystės ir sapnus ir panašiai. Norėčiau dar praleisti pamokslą, kalbant vieną apie tai. Gal tai galės būti kaip workshopas ar panašiai, kaip mums girdėti Dievo balsą ir tų Dievo dvasios dovanų. Bet esminis dalykas yra, jog Dievas kalba mums per Bibliją. Mes negalim pasidėti Biblijos ant lentynėlės, kai pradedam girdėti pažinimo žodį ir pranašystės ir panašiai. Kodėl taip yra? Jozuės 1 skyriuje sakoma, neleisi šią įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną, naktį, kad ištikimai laikytumėsi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą. Tik tada tau seksis. Ar norite, kad jums sektųsi? Tai yra geras dalykas, taip. Ką tai sako, jog mes turime mąstyti apie Dievo žodį ir pirmoji psalmėje sakoma, jog palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip patarė Dievui, nestoja nusidėjėlių kelią, nesėdi su apkeikėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Mes norim, kad mums sektųsi viską, ką mes padarytumėm. Ir nenorim, kad tai būtų tiesiog laikinas dalykas, mes norim, kad tai nuolat vyktų. Tad
kaip tai and over padaryti. tells us. Ir Biblija mums sako vėl ir vėl, God's word. Build your life mąstykime apie on Dievo the žodį, word. statykime savo gyvenimą ant So what does žodžio. that mean? Well, when Ką tai we reiškia? receive a prophetic word, when we Kai mes gauname receive a word pranašystės of žodį knowledge, when we arba receive a dream išminties or a vision or anything pažinimo else, žodį, whether kai directly gaunam or through someone else, sapną ar tiesiogiai ar per kažką tai kitą. the key question is, Esminis does klausimas this yra, sound like God ar tai skamba in kaip His Dievas written word? jo Does it sound žodyje, like what I know about God in the Bible? ar tai Okay? skamba So kaip we test Dievas every Biblijoje. word that we Mes receive išbandom ir ištestuojam kiekvieną žodį, kurį mes by gaunam, comparing it to what we know lygindami in jį Scripture. su raštu. Does it reflect God's character? Is it full Ar of tai grace atspindi and Dievo truth? charakterį. So, I don't care how Ir man amazing nesvarbu, kaip the nuostabiai supernatural experience might be, with tas all the būtų tingling and everything, that God spoke tas to you patyrimas. and made, like this whole thing really special for you. Ir If nors it tai contradicts tikrai tas the written jausmas word of būtų God, nuostabus, bet jeigu then jisai this is not from God. priešingas Dievo žodžiui, tai yra ne iš Dievo. Okay? So we just sang this thing, Psalm 119, 105. Luke quoted it as well. Your word is a lamp for my feet, a Ir light kaip for my psalmėse path. rašoma, kad tavo žodis yra So on the day of šviesa mano Pentecost, keliui. Tad in tam the book of Acts, Peter stands up and he begins to share the Sekminių message diena, of the gospel, right? So the coming of the Holy Spirit, kai Pentecostal ateina experience, right? šventoji dvasia nužengia, tas What does he patyrimas, say? ką He sako refers Petras, people back to Scripture. jisai primena This žmonėms is what was raštus, spoken by the prophet Joel, right? So jog it goes apie back tai to buvo Scripture. kalbėta pranašo And Joelio. later he quotes Psalm 16. Ir po to jisai And I want to say cituoja that when the psalmų Holy knygą. Spirit comes, Holy Spirit points us to the Word. Ir kai šventoji dvasia ateina, jinai nukreipia mus į Dievo žodžius, So let's be Jėzų. careful not to Tad reduce būkime the work of the atsargus, Holy Spirit to some kad mes experience. nesumažintumėm šventosios dvasios veikimo tiesiog į kažkokį tai iki jausmo. The Spirit came in power, tongues of fire. O tad kas buvo sekminių diena, kad buvo ugnis ir vėjas. And he says, Men of Ir Petras Israel, listen to atsistojo ir this. sakė, Jesus of Nazareth. So again, the Spirit points the direction and all the attention to Jesus. jisai nukreipia Verse 23 says, This man was handed over to you. visų žvilgsnius į Verse Jėzų. 24, But God raised him from the dead. Verse 25, Jisai David sako, said about Dievas him, prikėlė jį iš constant numirusių. reference Dovydas to kalbėjo Scripture. apie jį ir jis nuolat Verse nukreipė atgal 36, į raštus. Therefore, let all Israel be assured of this. Ir God has sako, made this Jesus whom you te visas crucified, Izraelis both būna Lord and Christ. įstikinęs, jog We know the Spirit of God is at work. jog tą, ką jūs nukryžiavot, buvo viešpats ir Kristus. Our attention is pointed to Jesus. Ir mūsų If it's not, žvilgsniai nuolat nukreipiami į Jėzų. Ir jeigu ne į Jėzų, tuomet saugokime to. Jesus says, when the counselor comes, Jono 15 skyriuje when the sakoma, counselor comes, kai whom I ateis will send to patarėjas, you from Jėzus the Father, pasakė, the kurį aš Spirit of atsiųsiu truth, jums iš tėvo. he will Tiesos dvasia, testify about jisai me. liudys apie mane. Ji liudys apie mane šventoji What dvasia. will the Spirit testify about? Ir apie ką šventoji dvasia liudys? Apie Jėzų. And then the very next verse, it says, verse 27 Ir says, tuomet Jono 15 skyriuje 27 eilutėje sakoma, ir jūs taip pat turite liudyti. Ką liudyti? about who? Liudyti apie ką? Testify about Jesus. Liudyti apie Jėzų. That's what we're supposed to be doing. Mes turime tai daryti. Just how important it is to hear God's word in Ir Scripture. kaip svarbu girdėti Dievo Read žodį. a slightly longer passage. Ir noriu šiek tiek ilgesnę ištrauką paskaityti iš antrojo laiško Timotiejui, 3 skyriaus, nuo 10 iki 17 eilutės. Tačiau tu pasiekiai mano mokymu, gyvenimo būdu, sumanimais, tikėjimu, ištverme, meilė, kantrybė, persekiojimais, kančiamis, kurios mane ištiko Antiochijoje, Ikonijoje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti, bet iš visų išgelbėjo mane viešpats. Ir visi,
kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Pikti žmonės, suvedžiotojai eis dar blogyn, klaidindami ir klysdami. O tu laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai tikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Tad Paulius parašė šiuos žodžius Timotiejui, kuris buvo jaunas pastorius Efeze. Tai buvo didelis miestas ir buvo daug visokių šventyklų, gal 15 ar panašiai. Didžiausia pasaulio biblioteka buvo Efeze. Ir buvo tokia didžiulė šventykla Artemui. Nepamenu, kokiam ten dievui. Gal ir žinot. Bet buvo daug tokio netikamo mokymo. Ir tai ėjo į bažnyčią. Žmonės ateidavo į bažnyčią ir atneždavo tas idėjas iš visur. Idėjas, kurios miksavosi su Dievo, su Jėzaus žinia. Ir tai apgavo žmonės. Tad ką Paulius rekomenduoja Timotiejui? Jisai sako, tu turi apsisaugoti nuo apgaulystės. Ir kaip tai daryti? Tu turi gręžtis į raštus, į Dievo žodį. Tai yra pirmoji priežastis. Mes turime grįsti savo gyvenimus ant Dievo žodžio pamato, nes jis yra Dievo įkvėptas. Tai jis ateina iš Dievo. Ir tai yra vienas iš būdų, kaip mes girdime Dievo balsą. Ir ne tik šaltinis svarbus, bet taip pat žodis yra naudingas mūsų kasdieniam gyvenimui. Ir visas žodis yra Dievo įkvėptas. Ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Ir raštas apsaugo mūsų tikėjimą ir kuria mūsų elgesį. Ir tu nori pasistatyti pagrindą santuokai, tad ką žodis sako, tu nori pastatyti pamatą auginti vaikus ir tu statai ant Biblijos. Tu nori pastatyti pamatus draugystei ir santykiams. Kaip tai daryti? Tu gręžiesi į Bibliją, kaip elgtis su pinigais ar neįtikėtina boso darbe, ar kaip elgtis versle, ar koks turi būti santykis su valdžia, ar asmeninis identitetas ir visi šitie dalykai ir daug daugiau yra pagrįsti Biblijos. Ir turi būti statomi ant Biblijos. Ir kodėl mes turim mąstyti apie Dievo žodį? Vienas, jog tai yra Dievo įkvėpta. Antra, jog tai yra naudinga. Tai yra parodo mums, kas yra tiesa ir kaip mes turim gyventi. Ir trečias. Ir sakoma, kad žodis padeda mus subrandina ir įgalina mus kiekvienam geram darbui. Ir kai kurie teologai, jie perskaito tokią ištrauką, sako, kad žodis yra visiškai pakankamas ir mums nereikia jokių pranašysčių, pažinimo žodžių ir koks tikslas šito, viskas juk yra Biblijoje. Ir mūsų subrandina Dievo žodis ir panašiai. Tad ir mums reikia dvasios dovanų.
Ir jų išvada yra, jog ne, And I mums want to argue nereikia with that. ir aš noriu ginčyti su So tuo. my goal today is to say, Tad not only that mano we go to tikslas yra šiandien, scripture, jog ne tik but mes we also gręžiamės į need the leading and the žodžius, guidance of bet the mums taip Spirit. pat reikia dvasios vedimo. Where did this idea come from? Iš kur ateina Well, ta the idėja? thing is, it goes back all the way to the start of Ir ta Reformation idėja with Martin Luther. ateina iš pat There reformacijos was a pradžioj, crazy time. kai buvo There Martinas were Liuteris prophetic types that were running around ir and buvo tam tikri misleading people, pranašiški misleading society. veiksmai, kurie And they kaip were ir basically nukreipdavo claiming that, visuomenę, you don't need the Bible anymore. kurie sakė, God kad speaks jums through nebereikia prophetic Biblijos, words. Dievas kalba per pranašystę žodžius. So in 1525, 1525 there was called Liuteris Against the parašė Heavenly Prophets. tokią knygą prieš It was dangiškuosius specifically aimed pranašus. at one particular man. Ir His name ši was knyga buvo Thomas nukreipta Munzer. prieš būtent žmogų Thomas Munzer, And he was leading a kuris revolt in Germany. So there were riots happening. kuris vedė į tokius Had this nepaklusnumus. concept in his head that you don't need to listen to anyone. Ir jisai mokino, jog nereikia nieko kito klausyti, tik tais, And ką Luther Dievas tried to pasakytų. bring correction. Ir Liuteris norėjo atnešti tą tokį pataisimą tam Munzeriui. Munzer's response to Luther was, Ir Munzerio atsakymas Liuteriui buvo, jog man nereikia klausyti nieko jokio kito "You žmogaus, listen to God." aš tik klausau Dievo. So then Luther said, well, if Tuomet you don't Liuteris listen to pasakė, jeigu what I tu have to say, neklausai listen to the Bible. to, ką aš turiu pasakyti, tai klausyk Munzer's Biblijos. response was, Ir "What Munzeris Bible? atsakė, kokios Biblijos. I have no Bible other than withdrawing into a Aš corner neturiu kitos and listening Biblijos, to kaip God." tik nueiti į kažkokį kampą ir klausyti Dievo. And so Luther realized Tad that these Liuteris people don't suprato, kad receive šie žmonės net nepriima pataisimo, their only pamokymo. guidance Ir jų vienintelis vedimas gyvenimui yra, ką jie mano, jog Dievas jiems kalba. Well, God told me this, Na, and man so I Dievas go tai and I do pasakė, it, and I tad don't einu ir listen darau ir aš neklausau nieko. to anything and anyone, not even the written word of God. Ir net Dievo žodžio So neklausau. what Luther did at that point, Bet ką Liuteris padarė tuo he metu? basically tossed it all out, the whole thing. We don't need prophecy anymore. We don't need Jis any tiesiog, words of knowledge anymore. This is too dangerous. Išmetė viską per langą, galima sakyti, mums nereikia pranašysčių, mums nieko nereikia, pasilikim prie rašytinio Dievo žodžio. Ir tai yra ta aplinka, kuri buvo tuo metu. Galima sakyti, kad išmetė kartu su maudymosi vandeniu kartu ir kūdikį. Tad mums žinoma, kad reikia būti įsišakniusiems Dievo žodyje, bet to nepakanka. Mums reikia būti vedamiems Dievo dvasios. Ir jeigu atsiverstumėm Apaštalų darbų knygą, mes skaitysim, jog šventoji dvasia veda mokinius. Istorija po istorijos matome, kaip Dievo jėga veikia. Ir be dvasios mes negalim pritaikyti rašto savo gyvenime. Tad raštas mums sako atleisti, kaip Dievas mums leido. Bet tai Dievo dvasia, kuri ateis ir pasakys, kaipgi apie tą asmenį, ar tu tikrai jam atleidai. Ir Biblijai sakoma melstis, bet Biblijoje nesakoma, jog šiuo momentu aš turiu melstis už savo draugą Filipinuose. Tai yra dvasios vedimas. Ir viena iš pagrindinių priežasčių, kad kodėl mes turim girdėti iš Dievo, kad mes padarytumėm dieviškus sprendimus. Biblijoje nerašoma, ką mes turim vesti. Nesako, į kokią tarnystę mums reikia įsitraukti bažnyčiai, ką mums daryti su gyvenimu, kokį karjeros kelią pasirinkti. Tai neparašyta Biblijoje. Rašte surašyti principai ir formuoja mūsų charakterį, bet mums reikia specifinių dalykų. Ir tam mums reikia dvasios vedimo. Žinoma, neprieštaraujančių Dievo žodžiui.
So I want to show you just how specific things can get when the Spirit comes. Ir So noriu in parodyti, chapter 9 of the kokie book of specifiniai Acts, dalykai gali būti, kai mes this girdim is Dievo verses dvasią. 10 to 12. Okay, Ir so Apaštalų Saul darbų knygoje, was knocked down, 9 skyriuje, by God from the horse, rašoma, kur Saulius and this buvo is numestas nuo what God tells him. žirgo. In Viešpaties Damascus, ir there ką was a man sako. named Ananias. Damaske gyveno The mokinys Lord vardu called Ananijas, him jam and apsireiškęs viešpats prabilo. Ananias, yes, Lord, he Ananijau, answered. šis atsakė, The Lord štai told aš him, go to viešpatie. the house of Viešpats Judas tęsė on nuo iki Straight gatvę Street vadinamą and Tiesiąją ask ir for a judo man namuose from teiraukis Tarsus named tarsiečio vardu Saul, Sauliaus. for he Štai is jisai praying. meldžiasi ir regėjime pamatė In a vyrą vision, he has vardu seen a man Ananiją named ateinantį Ananias ir come uždedantį and ant jo place his rankas, kad hand on him praregėtų. to restore his sight. And that's really specific. Ir tai labai specifiška ir detalu. Picture that today. Įsivaizduokite It's tai like God šiandien. says, go Tarsi to Dievas tau Naugarduko sakytų, Street, eik į Naugarduko gatvę, and there you will meet a man ten tu by the sutiksi name žmogų Povilas. vardu Povilas. And by the way, he Ir knows beje, you're jis coming jau because žino, I've kad tu given him atvyksti, a nes vision. aš ir jam suteikiau viziją apie tai, kad tu ateini Right? That's how specific it gets. regėjimą. That's awesome. Tai nuostabu. And I could tell you story after story after story. Ir galiu pasakoti istoriją po istorijos That happened panašių dalykų, kurie 2000 nutiko years ago, ne but prieš happen 2000 today. metų, bet nutiko God šiandien. leads people even today. Dievas veda žmonės net ir šiandien tokiu būdu. It doesn't mean that either the Bible or prophecy and visions and dreams. It's both. Tai nereiškia, kad vien tik Biblija ar vien tik, vien tik regėjimai ir Dievo dvasia, bet tai yra abu. And we dry up. Žodis be dvasios ir mes išdžiūsim, dvasia be žodžio We blow up. ir mes susprogsim. The Spirit and the Word. Dvasia ir žodis ir mes užaugsim. So we grow up when it's both. Tad mes augam, kai yra abu dalykai. And every revival in Ir the kiekvienas history of the prabudimas church bažnyčios istorijoje per 2000 plus metų visuomet nukreipdavo žmonės į Jėzų ir į raštus. Į raštą. Ir jei mes kaip bažnyčia norime išlikti aktualūs ir įtakojantis visuomenę daugeliui metų, mes turim būti biblinė bažnyčia. Mes turime būti įsišaknyję rašte. Visa kita praeina ir dingsta. Ir Biblijoje sakoma, jog žolė nuvysta, bet Dievo žodis išlieka amžinai. Ir naujausia psichologija, jinai neišliks. Naujausi vadovavimo principai ar paskutinė dieta, jinai nebus, jinai laikina. Ir kas bus amžina, tai yra Dievo žodis. So I really want to pray that we see the miracles of God, that we see signs and wonders, we see people healed, we see people raised from the dead, but we see all of those things. That we would come in and we Ir aš meldžiu, kad kai mes matysim vykstant dalykus, kad mes jaustumėm Dievo dvasią, bet labiau nei bet ką kitą, mano troškimas yra, kad mes aštumėm tą balansą, kad neišmestumėm savo Biblijų, bet kad įsišaknytumėm rašte. Ir manau, kai mes patiriam antgamtinius dalykus, kai Dievas išgydo žmonės, kai jisai dalinasi pažinimo žodžiu, kai vyksta tie nuostabūs dalykai, kas tai iš tiesų, jog tai yra pakvietimas į draugystę. Dievas mus kviečia draugauti. Ir mano apibūdinimas draugystės yra kai Jėzus sako, kad aš nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką daro jo vadovas. Bet aš jūs vadinu draugais, nes viskas, ką aš išmokau iš tėvo, aš ir jums apreiškiau. Tad Jėzaus draugystės apibūdinimas yra kažkas,
kas A friend is someone parodo who's tau, ką jisai vulnerable. veikia, kuo jisai užsiima. Tas, A kuris friend yra is someone who allows you to see them pažeidžiamas, as ir they tas, are, kuris leidžia tau save matyti tokį, to koks get jisai more yra. insight. Someone who is transparent, Tas, kuris yra who permatomas doesn't keep things hidden. ir neslepia dalykų. A friend is someone who trusts Draugas yra their tas, kuris secrets to you. patiki tau savo paslaptis. Friends are people who don't just Draugai yra speak žmonės, in kurie ne tik superficial fashion. kalba kažkokiu tai būdu You know, they don't say everything is fine. ir ne tik sako, jog viskas They yra tell gerai. you exactly. Jie tau papasakoja, per ką jie eina. A friend is someone who says, here's what's going on Draugas with yra me. tas, kuris sako, I štai want kas you to vyksta know where I'm at. mano gyvenime. Noriu, kad žinotum, kur aš esu So vietoj. this passage that I just quoted from Tad ši ištrauka, kurią John 15, pacitavau iš Jono I think it's an invitation 15 from skyriaus, God manau, to kad tai yra friendship mūsų pakvietimas iš for Dievo each one of us, draugauti including through the supernatural, ir per antgamtinius through the dalykus words taip of pat, knowledge, through per prophetic pažinimo žodį, per dreams, pranašystės, through per visions. regėjimus, per sapnus. This is what's going on. This is what I'm doing. Ir Dievas sako, štai ką aš darau, štai kas vyksta, aš noriu, kad tu žinotum, ką aš darau I want you to know what šioje I'm doing in vietoje. that person's Noriu, kad life. žinotum, ką aš darau to asmens gyvenime. So then it's an invitation. Tad Come tai and yra join me. kvietimas, ateik ir prisijung prie Let's do manęs. this together. Darykime tai kartu. I want to note a few things about this invitation to a friendship. It's not extended to a special few. Ir šis draugystės It's pakvietimas extended to everyone. nėra skirtas tik keliems išskirtiniams. Jisai yra kiekvienam. Visi mes čia, kurie sėdame, mes esame pakviesti į tą draugystę su Jėzumi. Jis skirtas jaunam ir senam, turtingam ir vargšui, vyrui ir moteriai. Nesvarbu, koks tavo statusas ir kokia tavo aplinka. Tas pakvietimas yra tau. Ir Petro kalboj per sekmines nebuvo pasakyta, kad aš išliesiu dvasią visiems lyderiams ir apaštalams. Nesakė, kad išliesiu savo dvasią tik lietuviams ar amerikiečiams ar kažkam tai. Tai visiems, tai skirta visiems. Mes visi galime gauti ir priimti. Tad pranašystės, sapnai, pažinimo žodžiai, bet kuri dvasios dovana, tai visiems skirta. Ir tai yra didelis skirtumas tarp senų, ankstesnių dienų. Anksčiau kažkas tai žmonės turėjo būti kažkuo tai karalium ar pranašu. Tai yra apie ką Senasis testamentas. Jog tu turėjai būti kažkas ypatingas. Gal tu turėjai būti šventiku. Bet paskutinėmis dienomis Dievas kalba visiems. Ir tas draugystės pasiūlymas ir kvietimas yra skirtas mums visiems. Tu gali girdėti iš Dievo. Ir kai aš sakau tu, aš tikrai turiu omeny tave. Ne kažką tai kitą, kas šalia tavęs sėdi, bet tave. Tai nėra toks pasirinktinas dalykas, kad kaip perki, pavyzdžiui, mašiną, tu turi įvairius atributus. Ar tu nori, pavyzdžiui, liuko stogę. Bet pranašystės žodžiai ir tie pažinimo žodžiai, tai nėra tokie dalykai, kurie pasirinkimai, tai yra kaip mašinoje, kaip vairas ir kaip padangos. Tai yra privalomi dalykai, kurie visuomet būna automobilio komplektacijai. Taip ir kiekvienas krikščionis tą gauna. Nes kiekvienas Kristaus sekėjas yra Dievo draugas. Ir kiekvienas Kristaus sekėjas
yra pakviestas į draugystę, reveal his mind, reveal his kad heart Dievas nori to every apreikšti single one of us. save kiekvienam iš mūsų. Prophecy, dreams, visions are God's tools Pranašystės, for sapnai, spreading vizijos the yra kingdom of God. Dievo įrankiai, kad So God neštumėm speaks Dievo through karalystę. scripture. Tad Dievas God kalba per speaks žodį, through words of knowledge, kalba per through all the supernatural pažinimo stuff. žodį, per visus tos But antgamtinius thirdly, dalykus. when God speaks, Bet he expects a kai Dievas response. kalba, jisai tikisi And so in atsakymo. Acts 2, verse Tad 37, apaštalų darbų antram skyriuje let's read this. 37 When the people eilutėj heard this, they were cut parašyta, to tie the heart žodžiai and said vertė to vėrė Peter jiems and širdį other ir jie apostles, ėmė "Brothers, klausinėti Petrą bei kitus what apaštalus, shall we do?" ką mums daryti, broliai. What shall we do? God speaks to our consciences. Dievas kalba He į not mūsų only speaks through protus, scripture or through supernatural į mūsų things. sąžinę. God Ir speaks Dievas in kalba our ne tik, consciences. jisai kalba į mūsų sąžinę, He cuts to ne the tik, heart. What does that mean? How does it cut to the heart? ką tai reiškia, Does kad it mean that, tai oh, I'm veria sorry širdį. for what I've done? Ar tai reiškia, kad Is that enough? aš apgailestauju dėl to, ką padariau? Ar tai veria širdį? Does it mean Ar that tai reiškia, we kad even recognize that we did something mes wrong? atpažįstam, kad mes Does padarėm that kažką mean that negerai? it cuts to the heart? Well, I think it goes Tai beyond reiškia, that. kad tai veria mums širdį, bet aš I manau, think kad that tai it goes eina so dar toliau. far as we realize Ir eina taip toli, that our kad mes suvokiam, kad mūsų actions veiksmai nailed Jesus to the cross. prikelia Jėzų prie kryžiaus ir tai tampa asmenišku dalyku. It's a recognition Tai that our pripažinimas, kad actions mūsų resulted in veiksmai, Jesus dying. dėl mūsų veiksmų Jėzus numirė ant A kryžiaus. person is cut to the heart when they recognize Ir that they asmuo have yra rejected Jesus. A person is cut asmeniui to the heart perveria when they širdį, kai realize jisai that they're supranta, kad resisting jisai Jesus. nukryžiavo Jėzų, kad jisai You priešinasi cut to Jėzui. the heart when you see yourself Ir tau perveria širdį, kai slamming tu the matai, door in kad the tu face of Jesus. uždarai duris prieš Jėzaus veidą. And when you look back Ir kai tu and you pasižiūri see atgal a pattern ir matai, of rejecting Jesus kad tu again and again and again, atsisakydavai Jėzaus vėl ir vėl ir vėl, atstumdavai jį you ir cut tai to the heart. veria tavo You širdį. say, Ir "This tu needs to sakai, stop." tai turi sustoti, Enough. pakanka. So I want to ask you, is there anything in your life Tad noriu paklausti, ar yra kas nors where tavo you're gyvenime, resisting Jesus, kur tu and you priešinėsi reject Jėzui, Jesus in any kur tu area atstumi of your Jėzų, life? kurioje nors gyvenimo srityje. Is there any area where you Ar yra sritis, kur tu jį nukryžiuoji? think on that? Pamąstyk apie tai. A person is cut to their heart when they see that that's what Žmogui they're doing perveria is širdį, kai jie mato, kad tai, ką jie daro, yra tas pasipriešinimas. pounding them in Tai the aš ground with Jesus. pasiimu tuos vidinius ir įkalu į Jėzaus delnus. My resistance, my sin, Mano nuodėmė ir it's me pasipriešinimas. spitting in the face of Jesus. Tai aš spjaunu Jėzaus veidą. And when we harden our hearts, Ir kai mes sukėtinam we are savo the ones širdį, whipping. mes esam tie, kurie plakam Jėzų. So is there any area Ar yra kokia nors sritis, kas nors, where you kur tu are resisting? priešinėsi Is there Jėzui? any secret sin Ar yra slapta nuodėmė tavo gyvenime, kur tu turi atnešti jam? Are you resisting God's Ar tu call? priešinėsi Dievo Perhaps you have pašaukimui heard him savo speak gyvenime? Gal tu girdėjai, ką jisai tau sako saying ir tu sakai ne, over and over. vėl ir vėl. Are you resisting Jesus Ar tu in terms priešinėsi of Jėzui relationships? santykiuose, Maybe a separation or a divorce or anything like that. gal skyrybos ar atsiskirimas, tu gal girdėjai Dievo šnekant, o tu sakai ne jam. Are you resisting him in the area of sexuality? Perhaps anything Ar you're tu- doing that is breaking Ar his tu heart? priešinėsi jam Are you resisting seksualumo Jesus srity? when he's calling you to be reconciled to someone and you're saying, I don't want to forgive Ar tu that person?" priešinėsi Jėzum, kai jisai kviečia tave susitaikyti su kažkuo tai, su kuo tu nenori būti sutaikytu? And he cuts to the Dievas kalba su mumis That's ir what jisai veria širdį. And so how do we respond? O tad kaip mums when he does atsakyti? that? How do Kai we jis taip- react when we Kaip mums hear God reaguoti, kai speak mes to us in such a
girdime Dievą kalbant, kad tai veria mūsų širdį. The response is two things. Ir atsakymas yra iš dviejų dalykų. Maybe we can get the worship team back. Ir gal šlovinimo komanda galėtų sugrįžti. It's that question, brothers, what shall we do? Tai tas klausimas, ką mums daryti. Very next Ir verse, Petras jiems verse atsakė, 38 38 eilutėje, Repent, atsiverskite, atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. two things. Du dalykai, How we can respond when God speaks to us. kaip mes galime atsakyti, kai One, Jėzus mums kalba, pirma yra, jog mes atgailaujam, we say that's enough. mes sakom, pakaks, tai turi sustoti. Atgailavimas reiškia tą U formos apsisukimą. Tu ėjai į vieną pusę nuo Dievo, ėjai į priešingą pusę ir tai yra pakvietimas apsisukti ir eiti atgal pas Tėvą, pas Jėzų. Nustok jam priešintis. Sutark ir pritark Dievui, kad tai, ką tu darai, yra neteisinga ir kad tau reikia atleidimo. Antras dalykas yra krikštas. Tai yra išorinis įrodymas. Tai kaip žiedas ant piršto, kuris parodo visiems aplinkui, kad aš esu susituokęs. Ir tai yra tas pats, kas yra krikštas. Tai nepadaro manęs krikščioniu, bet parodo pasauliui, kad aš esu krikščionis. Tad jei tu dar nesi pakrikštytas, prieik prie pastoriaus Luko ar Tanios ar bet kurio iš lyderių komandos ir mes tau pagelbėsim, uždėsim tą vestuvinį žiedą ant tavo rankos. Ir kai mes baigiam, kviečiu atsistoti ir praleisti porą akimirkų Dievo buvime. Ką Jisai tau sako? Ką Jis sako tau? Praeitą savaitę tie, kurie buvote čia, aš sakiau, kad turite paskyrimą praleisti savaitę, bandydami klausytis Dievo ir girdėti Jo balsą. Nežinau, kiek iš jūsų padarė tą, bet padarykim tai šiandien, praleiskim laiką pasakodami, ką Dievas kalbėjo per šią savaitę. Dievas kalba. Jis yra čia. Ir kai mes išeisime iš šios vietos, kai jūs gersite kavą, arbatą, užkandžiausite, tai ne tik apie, skani kava, neblogai, puikus desertas. Ne, tai ne apie tai. Noriu, kad kalbėtumėte, apie ką Dievas kalbėjo jums. Ir tai yra nuostabus dalykas, nes kai mes pradedam tuo dalintis visi, kai tu suvoki, kad Dievas yra tarp mūsų ir Jisai veikia ir Jisai keičia gyvenimus, padarykime tai. Ir šią akimirką paklauskime Dievo, ar yra kažkas, kur mes priešinamės jam. Ir tai tik tarp tavęs ir jo. Atnešk tai jam. Ateik šventoji dvasia. Jėzau, mes dėkojame tau, kad tu mums kalbi. Dėkojame tau, kad tu kvieti mus į draugystę. Kartu mums apreiški savo širdį ir savo protą ir savo mintis. Ačiū tau, Dieve, už rašytinį žodį. Ir meldžiame, kad mes statytumėm savo gyvenimą ant jo, kad būtumėm rašto žmonės.
Padėk mums, Dieve, nesivaikyti bet kurios patirties antgamtinių dalykų, bet būti įsitvirtinusiems Dievo žodyje. Ir taip pat meldžiame, kad išlietum savo dvasią į mūsų protus, kad mes matytumėm antgamtinį tarp mūsų, kad žmonės būtų išgydomi, atstatomi, kad santykiai būtų atstatomi, kad gautų žmonės laisvę, kad Dievo jėga būtų šioje vietoje dabar. Ateik šventoji dvasia. Ateik šventoji dvasia. Dieve, atgaivink tavo žodį ir mes čia, kad klausytumėm ir kad gautumėm. Ir ne tik savo, bet ir bendruomenėms, ir kaiminystėms, ir šeimoms, kuriuose gyvename. Norime atnešti tavo žodį. Tad ačiū tau, Viešpatie, kad tu renkiesi mus panaudoti dėl tavo garbės ir šlovės. Ir ačiū šitą pakvietimą atiduoti viską tau. Tad kai šlovinimo komanda ves mus giesmėj, ta būna tai tavo laikas su Dievu, atiduok viską jam. Nežaiskim bažnyčios, kai ateinam sekmadienį ir išeinam nepasikeitę. Tai nėra tai. Tai yra pakvietimas iš Jėzaus tau asmeniškai gyventi ir pasiduoti